patarlės yra pasakyta, kad kvailas žmogus nusivaro nuo kojų taip, kad nebežino, kaip grįžti namo. Tai aš galvoju, jeigu žmonės visą savaitę tiek jau persidirba, kad jau reikia kažkokios vienos dienos, kad miegotų, kad vien tik pailsėtų, tai galbūt tiems žmonėms dar labiau reikėtų užduoti klausimą, dėl ko aš visą tai darau ir tas šabas turėtų gauti dar gilesnę prasme. O čia aš manau vėl tapatybės problema. Aišku, mus per prievartą ta gyvenimo realybė įsuka, nes ekonomika yra dabar, žinai, pats didžiausias variklis. Tai yra pelno siekimas nuolatinis, kažkokių tai dividendų ieškojimas. Aš darau, aš gaunu pelną, aš darau, aš gaunu pelną ir tavo toks gyvenimas. Tu kiek gauni, tiek iš to tu esi, gyveni. Ir mes taip įsivažiavom į ciklą, kad ir atrodo, kad mano gerovė tik ir priklauso nuo to, ką aš darau. O Dievas sako, ne. Ir viskas. Ne, tavo gerovė nepriklauso vien nuo to, ką tu darai. Ir dėl to jisai pasako žydams, duodamas įstatymą ant Sinajaus kalno, kad jie dabar iš vergų, tai yra iš žmonių, kurie turi nuostatą, kad jų gerovė priklauso nuo to, kiek, žodžiu, ar juos muš vergvaldys, ar duos, žinai, riebesnės sriubos, priklauso nuo to, kiek jie plytų padarys. Tai dėl ko, pavyzdžiui, kai Dievas pradeda maną duoti, kai kuriems žydams šauna į galvą vis tiek eiti ieškoti jo šabo dieną. Iš kur tas yra? Ta prasme, ar nejaugi jie negirdėjo, kad nebus nieko? Ta prasme, jie ieško dar geresnės gerovės, supranti, ir jie galvoja, kad tai yra būdas, kaip tai yra. Bet čia gal ir susijęs ta žmogiška prigimtim, tu paminėjai tą ekonomiką, bet ir ta nuolatinis augimas, nuolatinis noras plėstis, vis daugiau gauti, vis daugiau teritorijų užkariauti. Vis daugiau teritorijų užkariauti. Ir, pavyzdžiui, kaip patarlėse, kažkodėl man patarlės vis ateina, sako, geriau viena sauja su ramybė, negu dvi saujos su nerimu ir su vargu. Tai aš kažkaip tai šabo manifestą ir vienam iš tų atidėk darbus į šalį, matau ir tą mokėjimą tiesiog pasitenkinti tuo, ką tu turi. Kad ne vien tik tais, kuo aš daugiau turiu, tuo geriau jaučiuosi, galbūt kartais yra mažesnis darbas, mažesnis atlyginimas, galbūt maistas paprastesnis, nebūtinai šabo dieną, bet tiesiog priėmimas to, kad taip kaip yra, aš priimu tai kaip iš Dievo rankų. Jo, čia dar vienas tas momentas, kai tame žydų supratime ir dažnai mes skaitydami ir Evangelijas, žydų susidarimo su Jėzumi šito klausimu, labai siaurai žiūrim ir vertinam. Tai, žiūrėk, mokiniai nusiskynė, žinai, tas varpas valgo, žinai, ir iš karto fariziejai, kodėl jie taip daro. Arba ateina žmogus, kuriam ten ranka skauda, ir Jėzus jį pagydo. Ir kas čia per problemą? Oi, kokie tie fariziejai buvo. Ir mes žiūrim būtent per tai, kad neva tai fariziejam nepatiko Jėzaus, žinai, veiksmas. Bet žiūrint į tai, kaip patys žydai interpretuoja šitas istorijas, yra visai kitoks paveikslas, nes žydų supratime šabo diena, tas nedarbas, tai yra nekeitimas status quo esančio dabar. Žodžiu, kaip tu sakai, mėgaukis tuo, ką tu turi. Kaip yra dabar. Kada Dievas sukūrė pasaulį, jis sustojo ir jis gerėjosi. Jis negalvoja, praeis tą šabo dieną, dar šitą nori patobulinti, šitą nori padaryti. Negalvoja apie sekmadienį, pirmadienį. Jis negalvoja apie kitą savaitę. Jis pasineria tą akimirką į mėgavimąsi tą. Ir iš čia ateina ta problema, kad žydai galvoja, netgi jeigu tu sergi arba tavo ranka padžiūvusi, tu šabo dieną turi išmokti vis tiek džiaugtis, netgi su ta problema, su ta liga. Problema ne tai, kad Jėzus išgydo, problema, kad žmogus skundžiasi. Ir dėl to, pavyzdžiui, šabo dieną žydai nepasninkaudavo, nes čia yra diena šventėj. Šabo dienai žydai net neatgailaudavo. Aš vienam šaltinį netgi skaičiau, kad jie nebūdavo atgailos, nedarydavo. Tiesiog status quo nekeičiam. Aišku, čia mes galim diskutuoti, žinai, bet manau, kad tame yra tam tikros racijos. Nieko negatyvo. Žodžiu, stengtis, Tai problema daugiau buvo užkliuvo fariziejams ne pats Jėzaus elgesys, o tai, kad ateina, žinai, žmogus ir sako, man sunku, aš turiu problemų. Ir tie, žinai, šabo dieną tu turi būti linksmas. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu tau skauda, ką nors šabo dieną, turėtum nesimelsti Dievui, netrukdyti jo kažkaip tai, ar kaip tai. Nes Jėzus lyg ir pavyzdys rodo, kad jis priima, jis išgydo, jisai lyg ir atstato, jeigu kalbant apie kūrinyje, atkuria lyg ir savotiškai tą
tą sveiką pusiausvyrą. Bet kaip tai turėtų būti? Ar mes turėtume priimti žydų tradiciją iš šitoje vietoje lygiai? Aš manau, kad šitoje vietoje vyksta diskusija, kurią, tarp kitko, Jėzus nesukritikuoja fariziejų požiūrį šitą, jeigu tai atidžiai žiūrėti tą istoriją, jisai nepasako, kad jūs nesąmonės galvojat. Bet Jėzus įneša tam tikro aiškumo, parodydamas Dievo poziciją. Vat, kadangi nuodėmė vis dėlto atėjo, o šabo diena yra skirta pasauliui be nuodėmės, kur tu gali tiesiog linksmin, tarpsime, tu šventi, tu džiaugiesi, nes tau neskauda niekas, tu nereikia rūpintis tavo išgyvenimu, pragyvenimu, dar kažkokiais tai dalykais, kurie, žinai, galbūt aktualūs daugelį žmonių šiandien. Ir reikia užbrėžti naujas ribas. Žinai, žiūrint į pirminę šabo idėją, lyg ir viskas fariziejai teisūs, bet kai nuodėmė ateina, tai atneša tam tikrą korekciją. Ir Jėzus tą koregavimą, tą liniją biškutį pastumą. Tai kur jisai pastumė? Jisai pastumą toks, gerai, ir jisai sako, šabo dieną galima gerą daryti. Bet dabar šitoj vietoj ir vėl įdomi, tokia įžvalga šiandien žmonės diskutuoja, tai gera ką. Močiutį mano kaimyniai reikia ir suskaldyti malkas, žinai, tai čia geras darbas, ar ne? Eikim, žinai, Timūras ir jo būrys. Suskaldo malkas, čia nenodėmė, mes atlyginimo neimam. Jo. Ale, taip. Bet šičia visai kita idėja. Gera, tai reiškia daugiau tarnavimo, kas liečia kovą su nuodėme ir jos pasiekmėm. Tai reiškia, jeigu tu sergi, galima tau padėti šabo dieną. Ir Jėzus duoda tą pavyzdį, ar jeigu įkris kas nors į duobę, tai šiuo atveju kalba apie žmonės, mes duobėjai. Tai kiekvienas, jeigu tu esi šiuo atveju suvoki save kaip Dievo įrankį, per kurį jisai veikia pasaulį, tai šabo dieną galima tarnauti. Aš manau, bet net bulvės kasti. Čia ne tas tarnavimas, aš turiu galvoj, tas tarnavimas, kuris tvarkosi su nuodėmės pasiekmėm. Kuris įneša kažkokio, sprendžia kažkaip tai tą nuodėmės sukurtą problemą, ar ne? Ir gerai, kad paminėjai tą Jėzus pavyzdį, nes vis tik tais judaizmas, arba netgi, gerai, čia biški, tarsi mes Sename testamente nėra taip aiškiai papasakota, kas turėtų būti, kaip turėtų būti švenčiama. Kiek žinau, tik tais Izaijo knygoje pasakyta, kad nedaryk, kas tau patinka, nevaikščiok savo keliais, kad... Nekalbėk nesąmonę. Kad ta diena nebūtų susijusi tik su tavimi ir su kažkokiais tai beprasmiais dalykais. Bet tas Jėzaus pavyzdys, kad Jėzus įneša pozityvo, kad tai nėra vien tik atidėk visus darbus į šalį, kad faktiškai ta diena turėtų būti, aš atidedu savo reikalus visokius į šalį ir kažkaip tai leidžiu tą Dievo malonį, kurią pats esu apdovanotas, išsilieti į kitų gyvenimus.